7 prezidentų prasidėjo moterų prezidenčių era. Jovita Petrauskaitė, tačiau jo šiandien nėra ir... Jovita skambino ir telefonu, žodžiu, prašė perduoti visai asociacijai, gyvuoti dar ne vieną 20-metį ir eiti humanistiniu keliu. Dėkui Jovitai, na ir kviečiam Jūratę Griciūtę. Iš tikrųjų yra pirma moteris, kalbėsiu po vyrų prezidentų, tai Jovita kažkaip turi matyti kitokių dabar rūpesčių, labai smagu ir tie rūpesčiai jos. Labai sunku kalbėti, iš tikrųjų, šiaip kalbėti nėra sunku, bet kažkodėl tai toks matyti ir asmeninis santykis, ir patyriminis santykis, ir šiaip tas prezentavimas truputėlį kitoks negu kitose dariniuose, matyti, tai šiaip yra svarbus. Tai gal nuo tokių formalių tai bus lengviau, tai kaip Julius sakė, atėjęs atrado negaliojančius ten įstatus ir nėra dokumentų, tai matyt mano toks nuėjimas savo gyvenime galbūt į kitą tokią sritį kažkaip tai, privertė dar po kiek ten 4 ar kiek ten metų vis dėlto užsiimti šitą dalim ir viena iš tų, matyt, darbų buvo vis dėlto juos pakeisti pagal teisę, tiesiog sutvarkyti tą pusę, kuri, sakykime, tokia labai formali ir galbūt, iki to nepriėjo rankos tuo metu. Tai vienas iš tų darbų, kurį ko gero pavyko padaryti, tai tuos naujus įstatus, naują, sakykime, truputėlį redakciją patvirtinti ir galbūt kažkas tai tokio, kas iš tos naujos nuostatos, dėl ko buvo tokių diskusijų gana daug, ar vis dėlto keisti tą nuostatą, kad prezidentas, buvęs prezidentas, antrą kartą prezidentu būti nebegali. Tai vis dėlto tas pakeitimas buvo padarytas ir kaip suprantat šiuo metu, Rimas bus antrą kartą prezidentas, tai taip pat buvo prieita prie to, kad vis dėlto galbūt tai buvo susiję tam tikrą prasme su ta tokia krize, nes iš tiesų atėjimas prezidentavimo tuo metu tai buvo toks iššūkis ganėtinas, nes to aiškumo dėl pačios veiklos, apskritai kaip ir Julius šnekėjo, ten narių yra, nėra daug, į kurią pusę eiti ir panašiai toks truputėlį buvo. Ir viena pusė matyt buvo dėl to, kad galbūt nebebus kam būti prezidentu, iš tikrųjų tas klausimas buvo toksai, ir ar bus tas, kas nori dar kartą būti, tai iš kitos pusės tiesiog, taip jau buvo nuspręsta. Taip pat vienas iš tų pasikeitimų per mano tą prezidentavimo laiką, kartu su visa asociacija buvo nuspręsta sudaryti tą galimybę. Tai čia ta viena tokia formali pusė, tą, ką mes bandėm surasti tą dokumentų dalį, kurios nėra iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų gal atskirai noriu padėkoti Rasai Deltuvienei, kuri sutiko man prezidentaujant būti neformalia sekretorė ir vis dėlto tos protokolus arba tiesiog tam tikrus dalykus, kuriuos ne tik istorijai, bet kartais ir teisės aktam reikia turėti. Tai šita pusė iš tikrųjų, truputėlį galbūt buvo ta dalis, kuri, nežinau, gal čia moteriška tokia tvarkos noras, bet buvo trupučiuką aptvarkyta. Tai tikrai labai ačiū. Rasti ir aišku visai valdybei. O kita pusė, tai tas visas turinio aspektas ir tos krypties aspektas irgi jisai buvo toks, nebuvo taip labai lengva, nes iš tiesų to atsitraukimo, pasitraukimo, išėjimo ir jau, kaip kažkaip tai dabar, tiesą pasakius, niekada ir kažkaip smagu buvo girdėti, nors niekad galvoju nepaklausiu, netgi kaip tie prieš tai buvo prezidentai tvarkės ir aš, pavyzdžiui, kai klausau Artūro su Robertu, tiesiog jie taip lengvai žygiavo to, ką jie turi ir tai iš tikrųjų kažkaip taip, tiesiog visai kitokia patirtis, tai šiuo atveju tiek Jovitos, sakykime, jau galbūt nuo Juliaus, tai toks tas buvo, praktiškai išgyvenimo klausimas, ar jinai iš vis išgyvens ir kaip tą daryti, kad jinai visai neapmirtų. Galbūt nebuvo tiek jau labai skausminga rizikos, kad tikrai tai bus, bet šiaip jausti tą atsakomybę, tai va toks tas atsakomybės klausimas kažkaip, kad negalima leisti numirti, kažką reikia daryti, kad taip nebūtų.
ir tos pačios vasaros stovyklos, ir visi kiti tie tokie turinio dalykai, ir tie pasikeitimai, ir vasaros stovyklos pasikeitimas, vietos pasikeitimas irgi tuo pačiu metu buvo, ir ta pati masiškiausia stovykla su savo ten 100 ir su visų ten irgi buvo tas pats laikas ir tokiu tikrai, nu, sunkiai valdomų netgi ir skirtingumu, tai iš tiesų tas, tie 2 metai jie buvo tikrai, nu, tokie, nesakyčiau, kad jie man buvo lengvi šalia to, kad tai visiškai veikla, kurią tiesiog gyveni gyvenime, tai panašiai galbūt kaip, nu, gal ne visai taip kaip Leonas į šoną esu nuvažiavus, bet vis tiek, gal arčiau Artūro tikriausiai tą kitą sritį, kurioje reikia tos psichologijos, bet ne visai tiesiogiai. Tai tas toksai šalia tokio ir asmeninio išgyvenimo, ir iš tikrųjų tos tokios didelės atsakomybės, kad vis dėlto, kad nors tai reikia išlaikyti. Tai man atrodo, kad viskas yra gerai, šiaip truputėlį praėjo tą tokią sunkią, nu, tam tikrą krizę ir iš tiesų galbūt jos ir natūraliai turėjo būti, tiesiog man taip pavyko tuo metu, taip jau nutiko, kad tas laikas buvo toks, bet tiesiog dabar žiūrėdama, aš manau, kad viskas nėra taip, nu, sakykime, kažkaip jau blogai, viskas labai normaliai, tie 40 narių yra tikrai tikri ir aš manau, kad tas 20 metų yra toks tikrai geras laikas, išsigryninęs ir apie tai, ką mes kalbam šiandien, tiek sakykime, ta pusė, į kurią eiti, matyt, reikia, nepamirštam, kad humanistinės psichologijos asociacija iš tikrųjų yra, nu, psichologijos asociacija ir tos dalies mokslinės arba tos teorinės dalies ir iš viso praktinio taikymo, to, pasakykime, bent jau mano laikų tikrai nebuvo labai daug ir nežinau, tai tiesiog toks laikas buvo, bet aš manau, kad tai yra svarbu ir to nereikėtų pamesti ir tokie patys seminarai, tos teorinės kryptis. Bet iš kitos pusės aš manau, kad pritariu Artūrui, pritariu Robertui ir iš savo patirties galiu pasakyti tikrai tos sklaidos, tų pačių idėjų ir pačios psichologijos tikrai jos reikia kitoms sritim ir asociacijos, nu, tam tikrą veiklą ir visai nemažą matyčiau ir šitoj srity, netgi taip jinai yra ir natūraliai, taip iš tikrųjų tas natūralus toks tai tapsmas jisai buvo, kad ją įsiliejo žmonės, kurie nėra taip tiesiogiai psichologai, bet to reikia ir tikrai to reikia. Tai jeigu taip reikėtų dabar klausti, tai tiesiog matau šitas dvi kryptis, kuriuom galima tikrai gyvuoti ir labai sėkmingai, iš tiesų, ko gero, gal iš vienos pusės išliekant kukliem, iš kitos pusės truputėlį galbūt drąsesniem ir daugiau tokio aktyvumo, tos klaidos, tų pačių savų idėjų. Ir kadangi esu visai šiaip tapus irgi tokia visiškai realistė, tai reikia suprasti, kad asociacija tikrai yra, nu, tiesiog kiekvienas mūsų laisvas pasirinkimas ir ne visada netgi užtenka tam fiziškai laiko, kad tikrai labai įsijausti. Tai tiesiog keliant tos savo tikslus irgi truputėlį aiškiai įsivertinti, kiek mes galim ką padaryti, kad paskui nebūtų to nusivylimų, kad tiesiog nepavyko. Tai tokie pamąstymai. O iš tikrųjų, jeigu asmeniškai tokį rakursą pasakyti, tai tikrai esu, matyt, labai dėkinga likimui, kad kažkada taip nutiko, kad aš čia tapau tą asociacijos narę, nes visą tai, kas, matyt, vyko nuo to studentės akių didelių ir norų, iki, matyt, prezidentės arba tiesiog dabar narės, tai tikrai tai lieka visur. Tai lieka, matyt, ir visai ne tam darbė, kurį dirbi. Ir visi tie taip gražiai dar sudėlioti šiandien Rimo, taip, nu, aiškiai išdėlioti tie postulatai, tiesiog, nu, jie yra visur. Ir tai, matyt, yra, irgi bent jau man tai yra labai svarbu, dėl to tas toks, tas atsakomybės jausmas didelis ir tikrai nesiruošiu niekur iš jos pasitraukti. Kartais tas mano aktyvumas, aišku, paskutiniu metu nėra pats didžiausias, bet išeiti kaip, nu, visai net nesparčiau tokios galimybės. Tai iš tikrųjų, nežinau, ačiū visiems, tikrai pradedant, sakykime, Rimų Kačūnų, kuriam tikrai, ko gero, atskirai reikėtų dėkoti ir už asociaciją, ir už vadovavimą, ir už palaikymą, ir už daug kitų dalykų, ir kiekvienam iš tų žmonių, kuriuos sutikom. O tai, kad šiandien įeini į salę ir tikrai yra labai jauku, tai irgi yra labai geras jausmas. Ačiū visiems.